Sveiki, pradedame naują tinklalaidžių ciklą, kurio metu šnekėsime apie technologijas ir inovacijas, bei tai, kaip jos keičia ir formuoja mūsų kasdienybę. Kartu tai ir oficiali įžanga į gegužės 27 dieną vyksiančią inovacijų parodą Technorama, kuri vyks Kaune, KTU Santakos slėnyje ir sukvies visus inovatorius pristatyti, kasgi buvo sukurta per pastaruosius metus. Kiekvienais metais renginyje būna pristatoma apie 70 inovacijų iš įvairiausių sričių. Šiais metais registracija jau atverta, tad raginame registruotis ir jūs. Jeigu turite produktą, inovaciją, kurią norėtumėte parodyti plačiai visuomeniai, registruokitės adresu technorama.ktu.edu. Priminsiu, jog renginį organizuoja Kauno technologijos universiteto startuolių inkubatorius KTU Startup Space. O prie misijos kalbėti apie mokslą ir inovacijas garsiai prisideda pagrindinis komunikacijos partneris L-Rytas LT. Tad suskubkite registruotis ir pristatykite, kasgi buvo sukurta per pastaruosius metus. Šiandien kalbėsime apie temą, kuri yra ypatingai svarbi vystant idėjas, kuriant verslą, kalbėsime apie intelektinę nuosavybę. Ta nematomą turtą, kuris dažnai ir nulemia, ar idėjos tampa milijoninėmis, ar visgi lieka dulėti kažkur stalčiuose. Ir apie šią sudėtingą, bet labai aktualią temą kalbėsime su Kauno technologijos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo projektų vadove Greta Žekienė. Sveiki, Greta. Sveiki, Vaida. Greta, pradėkime nuo pačių pagrindų. Kaip ir paminėjau apie tą neapčiuopiamą turtą. Dažniausiai mes turtą įsivaizduojame kažką, ką galime pamatyti, paliesti, namas, automobilis, galų gale telefonas. Visą tą turtą mes puikiai įsivaizduojame. Tačiau, kai kalbame apie intelektinę nuosavybę, ji tampa tarsi nematoma. Tai tiesiog labai paprastai jūsų paprašysiu paaiškinti, kasgi yra ta intelektinė nuosavybė ir koks turtas gali sutilpti po šią savoką. Tai galima labai plačiai aiškinti ir galima labai paprastai. Aš dažniausiai mėgstu labai paprastą, ar ne, tokį paaiškinimą savo. Tai mes, kaip ir Vaida pati minėjote pristatymą, tai mes kalbam apie nematerialų turtą, ar ne? Tai intelektinė nuosavybė, tai ko mes negalime paliesti, negalime pačiupinėti. Ir dažna klaida, žmonės, kai kalba apie intelektinę nuosavybę, įsivaizduoja, kad mes kalbame apie daiktą, apie kėdę, ar ne, apie kamerą, apie telefoną. Deja, intelektinė nuosavybė tai yra viskas, kas sudėta į tą telefoną. Ir jeigu mes kalbame apie telefoną, tarkim, tai telefone yra sudėta daugiau nei 2000 intelektinės nuosavybės objektų. Mes jų negalim pačiupinėti, bet jie telefoną padaro patrauklų mum vartoti, ar ne? Tai yra technologijos, kurios yra viduje, padaro telefono veikimą, dizainas, kuris mums atkreipia dėmesį įsirinkti telefoną, ar ne? Tai dizaineriai dirba tam, kad pritraukti mūsų vartotojus. Prekių ženklas, kur irgi mes galim atskirti prekes ir paslaugas, ar ne? Kur įmonės pateikia savo produktus, žymi kokybę, ar ne? Mes ateiname, pas juos sugrįžtame. Tai intelektinė nuosavybė, tai yra visi mūsų kūrybinės intelektinės veiklos rezultatai, kurios teisinėmis priemonėmis mes galime apsaugoti, tai yra įgyti tam tikras teises, kurios mums padeda savo verslo modelių, jeigu mes teisingai jas išnaudojame, generuoti grįžtamąją grąžą. Tai gali būti pinigais, gali būti konkurencinių pranašumų, vartotojais, ar ne, kurie sugrįžta. Tai pagrindinis akcentas, tai ko mes negalime paliesti, išmatuoti ir tie dalykai gali būti atkartojami kitose objektuose. Ar ne? Mes turim vieną telefoną, bet prekių ženklai yra dedami ant kiekvieno telefono. Ar ne? Tai mes įsigijam daiktą, bet niekada neįsigijame teisių į intelektinės veiklos rezultatus. Tai yra, mes negalime išimti Apple prekės ženklo ir jį pardavinėti atskirai. Tai jau yra intelektinės veiklos rezultatas, kuris saugomas kaip prekių ženklas ir mes turime turėti savininko leidimą, kad galėtume tomis teisėmis pasinaudoti. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, nes irgi matau, kad dažna klaida, ką žmonės ar ne vartotojai, tie, kas kalbame apie tą intelektinę nuosavybę, ką daro, tai irgi mes turime atskirti du aspektus. Tai yra intelektinės nuosavybės objektai, ką mes kalbam, ar ne, tai nematerialusis daiktas, technologijos, prekių ženklai, dizaino elementai ir yra intelektinės nuosavybės teisės. Tai yra, ką aš galiu daryti su tais objektais savo intelektinės veiklos rezultatais arba aš negaliu daryti. Tai intelektinė nuosavybė kaip iš teisės rūšies yra, mes turime negatyvę teisę
turėdami intelektinės nuosavybės teises, tai yra turime teisę drausti kitiem naudoti savo intelektinės sukurtą tą intelektinės veiklos rezultatą. Tai yra negatyvi teisė draudimo. Ir aš dažnai išgirstu klausimą, ir ypatingai startuolio ar ne bendruomenė, jie tai sako, tai mes sukūrėm objektą, dabar ką mes turime daryti, ar ne, turime tą intelektinės veiklos rezultatą. Tai jeigu jūs sukūrėte, turime nuotrauką, ar ne, jūs turite savo nuotrauką, kurią mes čia labai patys asmenys esame labai daug intelektinės nuosavybės objektų kūrėjai, ar ne, nes mūsų telefonuose yra milijonai nuotraukų ir kiekviena nuotrauka, jeigu jinai atitinka tam tikrus kriterijus, gali būti intelektinės nuosavybės teisių objektas. Tai tame aspekte, kad jeigu jūs sukūrėte ir jūs nieko nenorite daryti su to objektu, jūs nenorite išnaudoti to intelektinės nuosavybės objekto, kaip generuoti kažkokias pajamas ar konkurencinį pranašumą, tai jums nieko nereikia daryti, jums niekur nereikia registruoti patento, jums nieko nereikia registruoti prekių ženklą. Bet jeigu jūs norite kitiem drausti tą dalyką daryti, tai va čia mes kalbame apie intelektinės nuosavybės teisę ir tada mums reikia ją arba registruoti, arba mes žinoti, kad tą turime teisę, nes kai kurios teisės yra neregistruotinos, automatiškai įgyjamos. Tai visa ta sistema leidžia mums kaip autoriui arba kūrėjui, teisių turėtojui, kas turi, generuoja, tai tiesiog kurti pridėtinę vertę savo verslo modeliu, arba aš verslo modelį irgi dažnai traktuoju tai, kad gali būti idėjos vystymas, gali būti įmonė ar ne, ir visa kita, tai gali būti fizinis asmuo, kuris išnaudoja savo intelektinės veiklos rezultatus tam, kad gautų grąžą, ar ne, fotografai, pavyzdžiui, menininkai, dailininkai, ar ne, tai gali būti fizinis asmuo, bet jisai pardavinėja savo intelektinės veiklos rezultatus ir už tai gauna pajamas. Ir draudžia kitiem tą atkartoti. Tai čia tokia yra intelektinė nuosavybė. Apie startuolius ir veiksmus, kaip apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, mes dar tikrai pakalbėsim, bet noriu prieiti prie tokio paprasto klausimo, galbūt ir paprasto, tačiau labai dažnai pasitaikančios situacijos, kai netgi startuolių, netgi verslo kontekste žmonės kalba, kad aš dabar savo tą idėją užpatentuosiu, aš užpatentuosiu savo dainą sukurtą, prekės ženklą patentuosiu ir žodis patentuosiu tapo tokiu lyg ir bendriniu veiksmažodžiu, kuris nurodo veiksmą, kaip aš apsaugosiu intelektinę nuosavybę. Tai čia sakyčiau panašiai, jeigu virėjas sakytų, aš iškepsiu sriubą. Veiksmas lyg ir suprantamas, tačiau priemonės tam pasiekti yra visiškai netinkamos. Tai tas žodis tapęs bendriniu intelektinės nuosavybės apsaugojimo būdą, užpatentuosiu. Aš žinau, kad tai yra tik viena intelektinės nuosavybės apsaugojimo rūšis, būdas. Tai norėčiau paklausti, ką mes galime apsaugoti patentais, ką mes galime apsaugoti prekių ženklais ir apskritai, kokių dar intelektinės nuosavybės apsaugos metodų ir būdų yra. Tai puikus klausimas, Vaida, ir mes jau kaip iš to savokos, kas tai yra intelektinė nuosavybė, ir jau pradžioje paminėjau tam tikras skirtingas teisių rūšis, ar ne, tai ką mes galime tos objektus, kas sukuriama. Tai čia dažnas mitas ir Lietuvoje labai skambus, nes mūsų tas kalba ir mes kalbam apie patentą, tai visi užpatentuot nori ir prekės ženklą, ir išradimus ir taip toliau. Tai pagal teisės normas, pagal įskiriamos tos pagrindinės yra jų tų rūšių, bet dažniausiai, ką mes sutinkam ir orientuojantis į jauną, inovatyvų verslą, ar ne, tai pagrindinius intelektinės nuosavybės objektus turime tokius išradimą, kurio galime apsaugoti kaip patentą arba komercinę paslaptį, galime neatskleisti ar ne tam tikri kriterijai. Prekių ženklai, kurios mums padeda atskirti vienų prekių arba paslaugas įmonių ar ne, tai mes turime teisę drausti, ženklinti tais pačiais žymenimis arba panašiais žymenimis teikiamas paslaugas arba teikiamas produktus, prekes. Dizainas, tai yra tai, ką mes matome, ar ne, ką vartotojų dažniausiai pirminį labai svarbus iš tikrųjų intelektinės nuosavybės objektas apsaugos, nes pritraukia vartotoją pasirinkti daiktą ir mes kartais dažnai įmonės neišnaudoja tos dizaino apsaugos ir leidžia kitiem atkartoti tą patį dizainą. Autorių teisių yra didelės plati rūšis, ar ne, ką mes galime apsaugoti, tai yra teksto kūriniai, muzikos kūriniai, vaizdiniai, vizualinis menas, ar ne, visa labai plati grupė. Ir ką jau paminėjau, yra ta komercinė paslaptis vadinamoji, tai yra informacija, kuri turi vertę, jinai gali generuoti ekonominę vertę, bet mes jos nežinome, nes jinai yra saugoma, ar ne. Tai komercinė paslaptin dažnai mes irgi turime dar prie jos pridėti tą konfidencialią informaciją, ką mes irgi
irgi nenorime atskleisti, bet mes galim susitarti, kad mes viską laikysime konfidencialią informaciją, bet komercinė paslaptis turi tam tikrų niuansų. Ne visa konfidenciali informacija gali būti laikoma komercinė paslaptimi, nes komercinės paslapties, kad mes ją sakytume, va kažkas pavogė mūsų informaciją, mes čia turėjom komercinę paslaptį, tai pagal teisę mes turime laikytis tam tikrų standartų apsaugos formų. Tai yra sutartinių, turime turėti sutartis, kad mes tikrai čia žinom, saugom tą informaciją. Na ir techninės riboti prieigą, kam leisti pasinaudoti ir taip. Tai tokiu atveju, jeigu mes įgyventinam tas teises, tai mes galim sakyti, kad turime komercinę tą paslaptį. Tai vienos šitie objektai yra registruojami, ką ir minėjote, ar ne, ir mes, sakom, užpatentuosime, ar ne, ir įgyjame teises į tą objektą, turime teisę drausti naudotis tai savo intelektinės veiklos rezultatais kitiem, tada, kai įregistruojam tas teises. Tai čia yra objektai dažniausiai susijęmi su ta pramoninė intelektinė nuosavybė, tai kur mes naudojame pramonėje, verslo srityse, ar ne, tai mes kalbam apie išradimus, kurie yra patentuojami. Kalbam apie prekės ženklus, kur mes turime žymenis, kur atskiriame prekes, tai mes registruojame ir nėra patento, ar ne, mes negausime patentą už prekės ženklą, mes gausime registracijos liudijimą, kad mes turime įregistruotą prekės ženklą. Tas pats su dizainu, irgi ir turime dizaino liudijimą. Tai iš esmės iš visų tų objektų mes patentuojame tik tai išradimus, kurie yra saugomi patentų. Ir pagal tam tikrą strategiją mes galim pasirinkti, kad neatskleisim to išradimo visuomeniai, nes kad užregistruotume savo išradimą, technologinį sprendimą, gautume patentą, tai teisė mus įpareigoja atskleisti išradimą visuomeniai, kad pasibaigus patento apsaugos laikotarpiui visuomenė galėtų laisvai naudotis žiniomis ir taip skatiname tą inovacijų technologinę pažangą. Ne? Tai ir kitas sritis, kaip jau paminėjau, autorių teisų objektai, kur yra, mes turime daug, ar ne, tikrai plati labai sritis šitų objektų ir komercinės ir konfidenciali informacija, tai yra neregistruotinos teisės, jūs sukūrėte, turite tą informaciją, nuo to momento jūs ir turite teisę drausti, jums niekur nereikia eiti ir registruoti, čia ir galioja programinė įranga, nes pats algoritmas, kaip toksai išdėstymo, kadangi jis yra aprašytas, jo forma išraiškos yra aprašas, tai jisai saugomas pagal autorių teises ir jūs sukūrėte, nuo to momento jūs turite teisę drausti kitiem tą naudoti. Kitas aspektas yra įveiklinimas tų teisių, bet teisinė sistema yra tokia. Vienas mes gauname, kaip pareiškėme, kad norime pasinaudoti teisę drausti, kitas mes įgyjame automatiškai ir nuo mūsų priklauso jau, kaip mes jas įveiklinsime. Tai kiekviena rūšis dar turi tam tikrą niuansą, kad apsaugos terminai, pavyzdžiui, mes, kaip ir sakėm, ko skiriasi intelektinė nuosavybė, tarkim, nuo to materialaus turto, ar ne? Tai materialų turtą mes įgyjome, mes nusipirkome butą, ar ne, ir mes turime teisę visą, niekas mūsų neriboja, kad mes tą butą turime nuosavybės teisę tik tai 10 metų. Tuo tarpu su intelektinės nuosavybės objektais mūsų teisės yra apribotos. Mes sukūrėm rezultatus, mes įdėjome tą kūrybinę veiklą, ar ne, intelektinę kūrybinę veiklą, bet įstatymas numato, kad mes turėsim teisę drausti, tarkim, naudotis mūsų patentų maksimaliai tik 20 metų. Yra apribota, yra tam, kad būtent skatinti, kad nesinaudotume, nes jeigu būtų ta sistema, kuri draustų visą laiką, mes turėtume teisę draustis be jokių apribojimų, tai yra manoma, kad visuomenės ta pažanga, paskata tiesiog būtų sustojusi. Tai ką mes turime tokią pažangą, inovacijų, visą ekosistemą, tai yra sąlygoja dėl to, kad tas laikas yra terminuotas ir mes tos objektus po tam tikro laiko, jeigu išnaudojame, panaudojame tą teisę, gavome investicijų grąžą ir turime atiduoti visuomenį naudoti. Tai tam tikri aspektai, kad apsaugas yra kiekvieno objekto skirtinga ir mums reikia žinoti, kiek mes galime tą teisę turėti ir tas labai svarbu verslo modelyje, kad susižiūrėti, ką galima, kiek kas saugoma, nes taip, jeigu, pavyzdžiui, patentas pasibaigia, bet prekių ženklą mes galime turėti visą laiką, ar ne? Tai tą technologiją vis tiek galime saugoti, neleisti žymėti, ar ne, tos technologijos, tokių sprendimų, tokių prekės ženklų, kuriem vartotojai jau atsiminė ir jie sugrįžta pas mus, ar ne, jie žino dėl kokybės. Tai ta intelektinės nuosavybės sritis būtent tokių pagrindų paremta ir taip yra išnaudojama. Ir nuo kiekvieno teisų turėtojo priklauso, kaip mes tom teisėm pasinaudosime. Niekas neprižiūri, ar patentas yra pažeidžiamas ar ne. Mes turime patys žiūrėti ir irgi veiklinti tas savo teises.
Manau, kad dabar mūsų žiūrovams tikrai bus labai aišku ir vis rečiau išgirsime žodį užpatentuoti, naudojama neteisingai. Paminėjot ir savo kalboje ir apie tai, kad žmonės turi tokią galbūt ir racionalią šiek tiek baimę kalbėti apie savo idėjas, nes jas neva pavogs. Tai tokia klasikinė situacija toje inovacijų ekosistemoje yra ta, kad pavyzdžiui žmogui gimsta geniali idėja, jis galvoja, kad ji yra vienetinė ir superinė, gali būti, kad taip yra, tačiau apie ją niekam nepasakoja, būtent dėl tos baimės, apie kurią ką tik čia ir paminėjote, kad galbūt mano idėja pavogs, jis bijo kalbėti su mentoriais, bijo eiti į renginius, idėją laiko tik savo, jis nekalba apie ją net ir su investuotojais ar konsultantais, kurie gali padėti žengti tuos pirmuosius kelius link intelektinės nuosavybės užtvirtinimo ir slepia savo idėją po 9 užraktais. Tai ar pati idėja ir nieko daugiau, tik idėja teisiškai gali būti apsaugota ir jeigu ne, nuo kokio idėjos vystymo laiptelio mes galime kalbėti apie intelektinės nuosavybės apsaugą? Tai jeigu trumpai atsakant į tą klausimą, ar pati idėja gali būti apsaugota, tai idėja ne. Nėra tokių teisinių priemonių, kad mes sakytume, aš čia sugalvojau kažką ir dabar, ar aš galvoju kažką daryti ir dabar jau aš turiu, kad tai apsauga. Dėja ne, nes taip irgi būtent intelektinės nuosavybės sistema yra, tai skatina mus galvoti, kurti sprendimus, ar ne, ir mes negalėtume pavėžėjimo paslaugos, tarkim, kas sugalvojo pirmas, ten Uberis ar Boltas, ar neteikti, tai negalėtume uždrausti ir tik tai turėti vieną, tai būtų monopolinė ar neteisė. Tai saugoma yra visa intelektinės nuosavybės sistema, apsaugos yra paremta tai, kad mes saugome išraiškos formą. Tai kaip mes išreiškėme tą savo idėją. Jeigu aš sugalvojau kažką sukurti ar ne, ten kažkokį sprendimą, kad ta pelytė, tarkim, kompiuterio pelytė, susijungtų su mano smegenim ir veiktų, man nereikėtų spaudyti, nei tam pati keliautų, tai aš turiu idėją, galbūt labai unikali ar ne, ir būtų labai įdomi įgyvendinti. Bet kol aš nesugalvojau kažkokio techninio sprendimo, ar ne, kol aš neišguldžiau nepadariau sprendinio, neturiu brėžinio, kaip visa tai veiktų, ar ne, sistemos metodo aprašyto, tol ta idėja nėra saugoma. Tai mes jau turim turėti kažkokią išraiškos formą, turime bent jau popieriuje turėti sprendimą, kaip tas veiktų, tai jau būtų pirminė apsauga, kad mes turime kažkokį sprendimą, kuris aprašytas, jau mes tada galėtume jį taikyti taip, kaip komercinės ar konfidencialios informacijos apsauga. Tai iš esmės ne, bet tai nereiškia, kad reikia bijoti dalintis ar ne idėjomis, nes yra tam tikri mechanizmai, kada jau reikėtų pradėti dalintis, nes jeigu tu turi absoliučiai genialią idėją, kuri guli stalčiuje ir jinai nėra išvystoma dėl to, kad tu bijai ją atskleisti, tai jinai ir liks niekam nereikalinga ir jokios pridėtinės vertės tiek socialinės, tiek ekonominės nekurs ar ne mum visuomeniai. Tai pati baimė, kad tavo idėja tikrai pavogs ir jeigu jinai yra gera, tikrai yra ir egzistuoja tų dalykų ir mes labai daug turime tų blogųjų pavyzdžių, kaip neatsargiai dalinantis idėją, ar ne, tie tavo, tarkim, programinis kodas, tu parodai programinį kodą, jį lengva atkartoti ir tu nepasirašęs jokios konfidencialumo sutarties, dėja jisai gali būti paprastai atkartotas ir pavogtas iš tavęs. Tai ta prasme, jeigu jau tu kokiam lygmenį tu turi jau galima laisvai dalinti savo idėją, tada kaip tu žinai, kokią intelektinę nuosavybę jau turi sukūręs, kokias išraiškos formas turi ir jau kokias gali apsaugos formas pritaikyti. Tarkim, jeigu tu turi jau technologinį sprendimą, tu pats sugalvoji, ar ne, turime technologinį sprendimą, metodą ar visą kitą, tai mes galime pateikti patento paraišką, kuris jau saugos tavo technologinį sprendimą ir tada tu laisvai gali dalintis, nes po to, kas pateiks, jau bus nenauja. Patentas reikalauja, kad tavo išradimas būtų naujas ir nežinomas iki patento paraiškos padavimo dienos. Tai jeigu tu jau atskleidi po to ir konkurentas norės, konkurentui tas naujumas bus atimtas ir jisai neturės galimybės to pasinaudoti. Tai aš visą laiką siūlyčiau dalintis, tikrai nes reikės tos įžvalgų ir investuotojų ir gal ir pas mus, čia mes, kadangi aš atstovauju universitetą, galbūt ir ne, ir ateina įmonių atstovai, kurie sako, aš turiu idėją, man reikia ją paversti realybę, ar ne, nes aš neturiu patirties, aš tik tai sugalvoju, bet išraiška turi atsirasti, ar ne, ją turi mums kažkas padaryti. Tai universitete mes visada pasirašinėjom sutartis, yra konfidencialumo reikalavimai, ar ne, kad mes neatskleisime ir visą kitą, tai mes užtikriname atstovam įmonę, ar ne, kad mes
saugosime jo to idėją, tokią mes išreikšime, padėsime ir paskui jau įmonė kaip ir nuspręsime, ką ten toliau su ją darysime. Tai aš visą laiką siūlau, kad jau jeigu tikrai kažkokia gera idėja, tai bandyti į tą išraiškos formą turėti kažkokią, apsirašyti, tai jau bus, ar ne, mes turėsime jau išreikšti ir tada galėsime sakyti, va, tu pažeidai čia mano autorių teises, nes aš buvau apsirašęs. Arba idealiu atveju turėti tą patento paraišką pateiktą, arba pasirašinėti konfidencialumo susitarimus. Tiek atskleidžiant investuotojams, tiek visą turėti, kad tavo ta idėja, kad jie įsipareigotų saugoti, kad tai tu esi pirmas, tu atnešiai. Jis nebūtinai rašytinės formos, tiesiog siunčiant elektroninį laišką, tu prašai, tai siunčiu, informacija yra konfidenciali, prašom jos neplatinti, niekur nesidalinti. Tai yra mano intelektiniai veiklos rezultatai ir aš noriu būti apsaugoti. Aš dar kažkada, kai Latgai dirbdavau, tai dažnai sulaukdavom daug klausimų, kad būdavo, pavyzdžiui, televizijoms siunčiami projektai, ar ne, būna skelbiamos atrankos, kad va, čia sugalvokite formatą kažkokios televizijos laidos. Ir pas mus labai daug kurie ateidavo, sakydavo, labai mes nusiunčiame vienas prie vieno net kartojama, bet idėja, konceptas yra pritaikomas. Tai buvo irgi rekomendacija net iš mūsų, kad prieš siunčiant tą informaciją, vat būtent televizijos projektui, išsisiųsti laišką savo su ta visa informacija, taip nurodant, užsitikrinant savo datą, kad jūs buvote sukūręs pirmas, ar ne, jūs tą idėją turėjote ir net būdavo rekomenduojama paprastais, dar ten senais laikais laišką įsisiųsti ir jo neatplėšti iki teismo proceso ir tik teismo procese jį atskleisti, taip tu pasakysi, kad aš pirmas, nes dažniausiai intelektinės nuosavybės visi tie objektai ir tos teisės yra kas pirmesnis, kas pirmas susiregistravo, kas pirmas pateikė ar ne, kas pirmas išsipublikavo. Tai labai svarbu visą laiką viešas publikacija, kada įvyko, ar ne. Tai ten ar eilėraščiai, ar viską mes turime visur rašytis ir dažnai matome datos, ar ne, autoriai nurodo, kada sukurtas, tai čia irgi kas ta pirmumo teisė. Tai apibendrinant mano tą atsakymą, kaip ir idėja pati nėra saugoma išraiškos forma ir labai svarbu, kad jau mes, jeigu kažką turime, tai visur pasižiūrėti, ką mes galime pasidaryti ir kiek turėti tos teisės kitiems drausti ir nesinaudoti mūsų dalykų. Tai pirminis dalykas visą laiką yra konfidencialumo susitarimai su įmonėmis ir dar kitas yra patarimas ir, pavyzdžiui, kas čia pičinama ar ne, dažnai startuoliai mes sakom, turime tą idėją. Tai irgi, jeigu mes pati idėja, mes turim kažkokį sprendimą, sugalvojom ten pavėžėjimo irgi paslaugos teikti, ar ne? Bet mes sugalvojom teikti jas visiškai kitaip, negu teikia Boltas arba Uberis, ar ne? Mes turim kažkokį kodą programinį ir visą kitą, kuris veikia kitaip, ten surenka vartotojus ar nepritraukia. Tai va čia jau yra mūsų technologinis sprendimas, jisai labai stiprus ir sudėtingas. Tai jo nereikia atskleidinėti, ar ne, kaip jūs pristatinėjat savo idėją. Tai atskleiskite tiek, kiek yra pasako be idėją, bet nelysti į vidų. Ir dažniausiai irgi toks mano patarimas, kalbat su investuotojais arba kalbate su kita šalim, kuri domisi jūsų idėją ir jeigu jie pradeda lysti daugiau į techninius dalykus ir visą kitą, čia jau ženklas, kad reikia pasirašinėti konfidencialumo sutartį. Nes jūs atskleidžiate savo stiprybę, savo know-how, tą, ką kiti gali atkartoti ir tada mes neturėsime kaip apsiginti. O pavyzdžiui, startuolių pasaulyje, ta darbuotojų kaita yra gana didelė. Ir jeigu programuotojas parašo kodą, jisai yra darbuotojas, yra 100% įsitikinęs, kad kodą parašiau aš, jis yra mano, prieš tai jokių susitarimų nebuvo, konkrečiai kalbant apie naujų kodų sukūrimą ir panašiai. Nuo darbdavys, tas startuolio savininkas galvoja, miegu ramus, aš jam moku atlyginimą, kodas mano. Darbuotojas išeina, kodą įsineša, kaip ir jis tampa niekieno, ateina investuotojas, kuriam visada yra aktualiau ne tai, kad jūs turite gražų tinklapį ar labai gražų ofisą įsirengę, bet tai, ką jūs sukūrėte iš intelektinį turtą, kokį vystote. Ir jie būtent padarė analizę, pasižiūri, kad va štai, kas yra mums aktualu, kas yra mums naudinga, jūs to neturite. Jūsų darbuotojas yra išsinešęs ir gali naudoti kažkur kitur. Tai yra kažkokių apsaugos mechanizmų, kaip galėčiau apsidrausti, kad neįvyktų tokia situacija ir kad mano startuolis tiesiog nebūtų nieko vertas, jeigu taip galiu pasakyti, išėjus darbuotojui ir įsinešus kažkokią tai intelektinės nuosavybės išraišką.
Taip, ir čia labai aktuali problema, ypatingai jaunam inovatyviam verslui, kuris siekia pritraukti investuotojus, ar ne. Tai pirmas investuotojo pritraukimas iš karto atveria visą tavo nesusitvarkytą bazę, ypatingai intelektinės nuosavybės srityje, nes investuotojai iš karto pradeda daryti due diligence, ar ne, freedom to operate analizės, kiek esame laisvi veikti, kiek įmonė. Ir dažniausiai pirmas sustojimas yra tai darbo sutartis, ar ne, arba kam priklauso intelektinė nuosavybė. Ir va čia dažnai atsversime, kad nežinome kam, tai aš matyčiau du aspektus jūsų klausime, Vaida, kad tai yra tai, kai mes turime darbo sutartis, ar ne, kai mes turime darbuotojus, tai yra vienas aspektas. Ir kitas aspektas, dažnai mes esame komanda, kuri, tarkim, sukūrėme tą sprendimą, įsteigėme įmonę ir steigimo sutartyje nepasakėme, kad mes turime intelektinę nuosavybę, kurią įnešame ir kaip mes ją dalinamės. Čia dažnai būna tos kritinės klaidos, pavyzdžiui, mes turime kodą, ar ne, ar tą ir verslo modelį, kurią mes turime, ir mes sakome, mes trysia, arba kam priklauso, ir čia dažnai būna klaida, o tai kam dabar tas priklauso kodas, mes čia padarėme, bet neįsinešėme į įmonės veiklą, tai čia yra labai didelė klaida ir visą laiką reikia atkreipti dėmesį, kad būtinai reikia steigimo sutartyse nusimatyti, kad jūs įnešate, kam priklausys, nes kas bus, jeigu pasitrauks, pavyzdžiui, pagrindinis narys komandos, kuris turi tą know-how, ar ne, kurio pagrindu buvo kuriama įmonė ir mes nesusitvarkėm jokių dokumentų steigimo metu, nes tai dar nėra darbuotojai, ar ne, mes įsteigėm įmonę, bet įmonė jau kuriama intelektinės nuosavybės dažniausiai pagrindu, tai čia vienas aspektas. Dėl darbo sutarčių, dėl darbuotojų, tai viskas yra aprašoma darbo sutartyse. Jeigu tiesiogiai klausimas liečia programinį įrangą, ar ne, tas autorių mes kodus kalbame, tai Lietuvos teisė numato, kad būtent į šitus objektus turtinės teisės sukurtą algoritmą pereina darbdaviui visam autorių teisų galiojimo laikotarpiui. Tai netgi jeigu sutarty nėra nuostatos, kad mes persimame teises, teisė galioja ir mes turėsime pagrindą įrodyti, kad vis dėlto to kodo turtinės teisės priklauso darbdaviui. Bet nepaisant to visada yra geriausia turėti darbo sutartyse numatytas sąlygas, kad tai, kas bus sukuriama, ir tai labai svarbu verslo modelė, kad tai, kas bus sukuriama, kad tos teisės priklausys įmonė ir ne, ir kad įmonė galės laisvai disponuoti tos turtinės teisės. Čia irgi dar vienas aspektas, aš savo kalboje miniu turtinės, neturtinės, čia gal išeinu iš klausimo ribos, bet intelektinė nuosavybė yra, mes tai turime irgi suprasti, kad kalbam apie intelektinės veiklos rezultatus, kuris sukuria asmuo, ir įstatymas asmeniui suteikia teises ir suteikia dvi teises. Neturtinė teisė, tai teisė būti autoriumi, vadintis autoriumi, būti nurodytam kaip autorius, ar ne, kas sukūrė algoritmą. Kol kas dar dirbtinis intelektas nėra laikomas autorius, mes vis tiek kalbame apie asmenį. Ir kita yra teisė turtinė teisė, bet turtinė teisė ir yra ta negatyvioji teisė drausti naudotis, ir ta negatyvi teisė tada tau suteikia gauti pajamas, ar ne, aš draudžiu, bet jeigu kažkas nori, aš turiu teisę gauti pajamas. Tai neturtinės teisės visą laiką priklauso autoriui ir jos nėra nei paveldamos, nei perdodamos, tarkim, aš negaliu perduoti, aš jeigu sukūriau kažką, tai tarkim kūrinį, aš negalėčiau perduoti jums ir sakyčiau, galit Vaida dabar nurodyti, kad tai yra jūsų kūrinys, ar neužsidėti autorystę, ir čia mes dažnai kalbame apie plagijavimus, ar ne, ir taip toliau, kad mes negalim perduoti tos autorystės teisės, bet turtinės teisės yra vaikščiojančios ir jos priklausyti gali darbdaviui, gali autoriui priklausyti, kam sukūrėm, galim dar kažkokiam trečiam asmeniui, kam mes jas parduosime arba perduosime. Tai tas turtinių teisų turėjimas ir dažniausiai yra sprendžiamas sutartyse, darbo sutartyse, kad mes, kas sukūrėme darbuotoją, mes jam mokame atlyginimą ir ypatingai jeigu jo veikla, darbo funkcijos yra susijusios su intelektinės veiklos rezultatų kūrimu. Čia gali būti ir prekių ženklo nupiešimas, ir dizainas, ar ne, mes kalbam ir išradybinė veikla, ar ne, technologijos. Tai mes viską irgi turime būtinai darbo sutartyse, nes tik tai būtent dėl autorių teisų ir būtent tik tai išimtis yra padaryta algoritmą, kad į teisės pereina darbdaviui net ir tam laikotarpiu, kiek yra saugomos. Visi kiti objektai yra perinos, tarkim, autorių teisų, kūriniai kiti, rašytiniai, tekstinė medžiaga, vaizdinė, nuotraukos, ar ne, jeigu mes turime asmenį, kuris mums fotografuoja, dirba ten video, kuria, tai įstatymų pereina tik tai 5 metam. Ir po 5 metų, jeigu darbuotojas paliko, jisai tikrai turi, ir mes darbo sutartyse nenumatėme, dėja mes turtinių teisų neturime.
Taip pat ir išradimai mes turime numatyti, kad kada mes perimame ir kas tai labai svarbu darbo sutartyse tą turėti, nes jeigu neturėsime, įrodymo našta kils mum ir mes turėsim įrodyti, kad teisės priklausė mum ir jeigu neturėjome teisinio pagrindo, greičiausiai, kad turėsime išsipirkti tas, jeigu mum tikrai bus kritiniai tas dalykas svarbus. Greta, mes kalbame ir tiems žmonėms, kurie galbūt planuoja dalyvauti technoramoje ir dažniausiai tai būna ankstyvos stadijos, tiek startuoliai, tiek studentai, kuriantis įvairius produktus ir inovacijas. Ir mano toks būtų paskutinis klausimas, paprašyčiau jūsų išskirti kokius 3 žingsnius, kurie padėtų be didelių investicijų žengti pirmuosius žingsnius link intelektinės nuosavybės apsaugos. Kokie tai žingsniai būtų, kurie, kaip ir sakau, nebūtų finansiškai labai reiklus, tačiau galintys ateityje tapti labai esminių dalykų, jau kai jūsų produktas bus išvystytas ir galbūt sudomins investuotojus. Tokie, jeigu tie žingsniai, žinoma, 3 egzistuoja. Tai egzistuoja. Pirmiausia, svarbiausia žinoti, ar ne, ką aš noriu daryti ir jeigu mano orientacija yra tikrai, kad galbūt aš norėsiu ar ten parduoti tą savo daiktą, ar ne tas teises intelektinės, arba pats vystyti, tai pirmiausia, visiems ir įmonėms, startuoliam ar konsultacijų metu visą laiką siūlau, mes pasižiūrėkime tą daiktą arba kaip mes žiūrime tą savo verslo modelį ir pabandykim sudėlioti, kokius mes intelektinės nuosavybės objektus turime ir ką mums galima taikyti. Tai, ką žinoti, kaip ir minėjom, vieni yra, kur teisės turime neregistruotinas, ar ne, tai mes sukūrėm ir jau mes jas turime, reiškia, mums nieks nekainuos, tai jau yra pigiausias variantas ir čia mes kalbame apie autorių teisės objektus, kur tikrai gali būti dizainas irgi meninė, grafinė forma, gali būti, nes yra tam tikros formos, kurias mes galime kombinuoti ir taikyti visas 3 apsaugos rūšis. Tarkim, jeigu mes nupiešiame kažkokį tai vizualiką, tai jisai gali būti saugomas ir autorių teisėmis, ir dizaino apsauga taikoma, ir prekių ženklai. Tam tikri skirtingos funkcijos, na, ką mes norime apsaugoti, bet mes iš tikrųjų galim kombinuoti. Ir tada žiūrim, kas yra pigiausia, ne, nes mums autorių teisės nekainuoja ir viskas tvarkoti, mes galime jau užsidedame copyright ženkliuko visos teisės, ar ne, dalindamės vizualinę medžiagą, apie tai mes jau galime užsidėti ir sakyti, tai čia yra mano, ar ne, man priklauso. Kitas niuansas yra tai, kad tam tikri dalykai gali būti, kad vis dėlto mums teks registruoti ir tą pasidaryti, nes jeigu mes turime kažkokią techninį sprendimą, ar ne, kurį akivaizdu ir lengva atkartoti, mes padėjote ant stalo, mes padėjome, ar ne, kažkas ateina ir žiūri, ten tas sujungimas yra, bet tas sujungimas jūsų yra unikalus, iki to dar nebuvo, niekas nežinojama. Tai dėja mes turime patentuoti tą technologiją, nes straipsnėje, jeigu mes aprašome tą dalyką, dažnai ir mokslininkai pas mus universitete, aš turiu, tai sako, mes straipsnį išpublikavom, mes aprašėm technologiją, tai mums nereikia patento, nes jinai yra saugoma būtent kaip tekstinė medžiaga. Dėja, autorių teisė saugo tik tai tekstą, tai kad ir mes negalim atkartoti ten pažodinio vertimo, bet iš teksto padaryto technologinio sprendimo jos nesaugo. Technologiniai sprendimai saugomi tik tai patentų teisė, kurią mes turime dėja registruoti, turime tą pareikštinę sistemą turėti. Tai bet čia yra labai svarbu, tai nėra labai brangu Lietuvoje ir tas patentavimas, tai jeigu mes galvojame apie tą sprendimą, tai aš tikrai siūlyčiau jį apsirašyti ir kai mes apsirašome, dar irgi būtent startuoliam kartais sako, čia patentuosim, tai pirmiausia mes apsirašykime, matysime, ką turime ir tada pagalvosim, gal geriau saugot kaip komercinę paslaptį, ne, mes nereikės patentuoti, irgi nekainuos, ar ne, tą konfidencialią informaciją, tas dažnai taikoma procesiniam dalykam, kuriam sunku atkartoti ir mes galėsime išsaugoti tą paslaptį, na ir pasirašinėti tos konfidencialumo susitarimus. Tai aš pirmiausia rekomenduoju, niekas nekainuoja, pasidaryti tą savo verslo drobę su intelektinės nuosavybės apsauga. Ką mes turime stiprybės? Jūs, Vaida, pradėjote nuo recepto tenai pradžioje, ar ne, kad mes receptą turime ir iškepsime. Tai man patinka tas požiūris yra tai, kad mūsų verslo modelis ir ta intelektinės nuosavybės strategija ateina iš 2 polių, kuriant tą unikalų vertės pasiūlymą. Tai vienas yra ta išteklių pusė, ką mes turime, kokia mūsų stiprybė ir ten dažniausiai atsiranda visi technologiniai sprendimai, know-how, darbuotojų kompetencijos, žinios iš ten, kur mes kursime tos intelektinės veiklos rezultatus, ar ne? Kaip tą receptą sukursime? Turim gerą peilį, turime gerus produktus, turime labai stiprų know-how šeimininkių, kurios mums ten kažką sumaišys ir mes sukursime technologinį sprendimą.
Kai paleisime į rinką tą technologinį sprendimą, nieks nematys mūsų to išteklius ar ne stiprumo. Tai matys prekės ženklą, dizainą ar ne, pyragėlio formą, kaip mes tenai pasidarysime. Tai va šitais aspektais mes pasižiūrime ir pasižiūrime, ko mums reikės, nes mes prekių ženklą galėsime užregistruoti ir jau jį atskleidę, tarkim, reikalavimas nebus. Bet patento, jeigu mes viešai atskleisime tą savo technologinį sprendimą, mes negalėsime gauti. Tai turim, nes patento tokia teisė, turim paduoti patento paraišką tik tada atskleisti, nes jeigu bus žinoma, mūsų išradimas nebus naujas ir mes tos patento apsaugos negausime. Tai vad visas šitas burblas susikūrėme ir mes tada turime tą intelektinę nuosavybę, aš visą laiką sakau, kaip tvora, kuri neleidžia konkurentam įeiti į jūsų daržą, ar ne, arba į jūsų tą verslo modelį. Tai kuo mes daugiau turime tos intelektinės nuosavybės teisių ir tinkamai jas išnaudojame, kaip pasakiau, galima, kai kurios yra ir nekainuoja nieko, bet mes žinome, kad jas turime, ar ne. Tai tuo mes pritraukiam vartotojus ir sunkiau leidžiame jiem išeiti iš mūsų verslo modelio, tinkamai išnaudodami tas intelektinės nuosavybės objektus ir apsunkiname sąlygas patekti konkurentą. Ačiū Greta už pokalbį ir už vaizdingai ir aiškiai sudėliotas mintis apie intelektinę nuosavybę, temą, kuri galbūt ne visada yra lengvai įkandama iš pirmo karto, tačiau yra neatsiejama nuo idėjų kūrimo, startuolių kūrimo. Ačiū už pokalbį, manau, buvo vertinga ir tie, kas mus stebėjo, turbūt dar kartą atsisuks tam tikrus aspektus pasižiūrėti ir pasinaudoti savo praktikoje. Šiandien kalbėjomės apie tai, kodėl vienos idėjos tampa milijoniniais verslais, o kitos taip ir lieka dūlėti stalčiuose. Labai svarbu, kad visos idėjos būtų laiku ir teisingai apsaugotos. Na, o aš priminsiu inovacijų kūrėjams, kad kviečiame jūs registruotis į inovacijų parodą Technorama. Registracija vyksta iki gegužės 11 dienos adresu technorama.ktu.edu. Registruokitės ir susitikime Technoramoje. Na, o šiandien sakau iki.